Vakarėlių planavimo komplekte privalo būti keletas pagrindinių spaudinių, tokių kaip katalogai, naujausios brošiūros, kvietimai ir kainynai. Bet visada verta paklausti savo vadovės, ar jums padėtų kokie nors papildomi leidiniai. Jų pasirinkimas priklauso nuo jūsų vakarėlio specifikos. Vakarėlių planavimas demonstracijų metu. Taigi, Kris, čia tavo užsakymas. Net neabejoju, kad tavo spintelės atrodys puikiai su šiomis naujomis modulinėmis dėžutėmis, kurias tu užsisakei. Negaliu sulaukti, kai pamačiau paskim, nusprendžiau, kad ir man tokių reikia. Ar tau patinka kepti? Mat, aš negalėjau nepastebėti tavo reakcijos, kai mes pristatėme naujausias kepimo formas. Kris yra puikiai kepėja, tiesiog nuostabi. Aš nežinau, man patinka tik tai kepti tada, kai turiu laiko. Kai jūs surinkote visus užsakymus iš vakarėlyje dalyvavusių svečių, pasistengite kalbėti su tais, kurie susidomėjo vakarėlio organizavimu savo namuose. Juk vakarėlio planavimas sukelia daug problemų. Reikia tik truputėlį paplanuoti, bet aš tau padėsiu, pamatysi, bus lengva. Keit man labai padėjo planuojant šį vakarėlį. Pamėgink, tau patiks. Ar galiu nesutikti? Ne, tikriausiai tada teks sutikti. Gali pakviesti mane į savo vakarėlį. Taip ir padarysiu. Taip, puiku, Kris. Mes galime kartu suplanuoti šį vakarėlį. Aš noriu, kad jis puikiai pavyktų. Tai užtruks tik keletą minučių. Ar tu niekur neskubi? Nes mes galėtume kartu išgerti kavos ir apie tai pakalbėti. Sutinku. Taigi, kai nusprendėte, kur ir kada darysite vakarėlį, ženkite pirmyn. Pirmiausia, padėkokite už sutikimą organizuoti vakarėlį ir parodykite, kad suprantat, kodėl šeimininkė taip pasielgė. Labai ačiū, Kris, ir labai smagu, kad sutikai organizuoti vakarėlį. Aš žinau, kad tu to neplanavai. Ne, bet manau, kad man to gal reikėjo. Tiesą sakant, taip gana dažnai atsitinka, kad žmonės ateina į vakarėlius, pamato nuostabius gaminius, jiems patinka vakarėlio tema ir tada jie nusprendžia surengti vakarėlį savo namuose. Noriu, kad jis puikiai pavyktų, taigi pradėkime planuoti. Šiuo metu jums labai pravers vakarėlių planavimo komplektas. Visų pirma, susitarkite dėl datos ir laiko ir pasirūpinkite, kad vakarėlis įvyktų kuo greičiau. Kai kurie žmonės užsideda juostelę ant savo dienoraščio, kad jie galėtų vartyti tik 3 ateinančių savaičių lapus. Ta juostelė jie vis perkelia, kad matytų 3 savaitės priekį. Taigi, tai padės jums prisiminti, kad geriausia vakarėlis organizuosis per ateinančias 3 savaitės. Labai svarbu, kad naują vakarėlį jūs surengtumėte per 3 savaitės. Juostelė jums primins apie šį periodą. Beje, planuodami vakarėlio datą, naudokite tik pozityvius žodžius. Neklauskite, kada jūs norėtumėte daryti vakarėlį. Pabandykite ką nors panašaus į tai. Taigi, aš esu laisva penktadienį ir pirmadienį. Kuri diena jums geriau tinka, Maiklai? Tai turėtų pagelbėti. Be to, tai sustiprina supratimą, kad jie turėtų suorganizuoti vakarėlį greitų metu. Žinoma, jūs turite atsižvelgti į šeimininkai patogius laikus, bet tikrindama savo dienoraštį jūs galite paskatinti žmonės rinktis tą laiką, kuris tinka ir jums. Jeigu jūsų dienoraštis suorganizuotas, tada bus nesunku įterpti vakarėlius tuo metu, kai jūs laisva. Kai sutarėte dėl laiko ir datos, informuokite šeimininkę, kad jūs atvyksite truputėlį anksčiau, nes jums reikia pasiruošti. Jūs turite įsitikinti, kad jie bus namie, kai jūs atvyksite. Manau, kad geriausia organizuoti vakarėlį kuo greičiau, nes žmonės žino, ką įvyks artimiausiu metu. Jeigu vakarėlį nukelsime už keletų savaičių, žmonės sakys, kad jie gali dalyvauti, bet artėjant vakarėlio datai paaiškės, kad kažkas dalyvauja vestuvėse, kažkam darbo reikalai trukdo ir taip jūs niekada nesurinksite jų visų. Visų antra, manau, reikia pakviesti dvigubai daugiau žmonių, nei mes galvojame, kad jų susirinks. Taigi pažiūrėkime, aš esu laisva šeštadienį ir trečiadienį vakare. Kaip manote, spėsite per savaitę sukviesti svečius? Taip, trečiadienio vakaras man tinka. Kuriuo metu? Gal 7:30? Puiku, labai geras laikas vakarėliui. Visi turės laiko susirinkti pas mane. O taip, ypač tie, kurie dirba, galės grįžti namo, pasiruošti, o tada atvykę čia puikiai praleisti laiką. Kai jūs užrašote vakarėlio laiką ant šeimininkai skirto leidinuko, nepamirškite užrašyti ir datos bei savaitės dienos, kad būtų išvengta nesusipratimų. Kartais žmonės galvoja, kad mėnesio pirmoji diena yra pirmadienis, nors iš tiesų tai yra trečiadienis. Juk jūs nenorėtumėte atvykti pas šeimininkę ir sužinoti, kad vakarėlis vyks tik rytoj, arba dar blogiau, kad jis turėjo būti vakar. Toliau, pakalbėkite apie šeimininkės dovanėlę. Parodykite jai, ką jie gali gauti už vakarėlį, kokie yra specialūs pasiūlymai ir paraginkite jai siekti kuo didesnių pardavimų, nes taip jie galės dovanų išsirinkti geresnę šeimininkės dovanėlę. Tai turėtų jas paskatinti suorganizuoti gerą vakarėlį. Aš noriu, kad tu gautum labai gražią šeimininkės dovanėlę. Aš žinau, Kris, kad tau patinka prabangos serija, puodai ir kepimo reikmenys. Taigi, pažiūrėkim, ką galėčiau tau pasiūlyti.
O tikrai labai sunku išsirinkti, ar manote, kad aš užsidirbsiu kurią nors iš dovanėlių. Pasistengkite užtikrinti savo šeimininkę, kad jai nebūtina pakviesti labai daug svečių, norint gauti šeimininkės dovanėlę. Svečiai ateis ir norės įsigyti Tupperware, o ji bus nustebinta, kaip greitai galima surinkti užsakymą. Taip pat priminkite, kad užsakymą galima papildyti, o tai irgi padės gauti geresnę dovanėlę. Jos negalvos apie vakarėlį iš komercinės pusės. Šeimininkės galvos apie svečių priėmimą ir buvimą kartu su draugais. Jūs turite priminti, kad užsakymą galima papildyti ir kokia yra to nauda. Gal kas nors iš jūsų darbo sugalvos organizuoti vakarėlį pas save, o tai jums irgi padėtų išsirinkti brangesnę šeimininkės dovaną. Ant vakarėlio planavimo leidinuko užrašykite visus specialius pasiūlymus šeimininkiai, kad jie žinotų, dėl ko jis stengiasi. Pavyzdžiui, jei kuriai nors dovanai gauti reikės surinkti mažiausiai 500 litų užsakymą ir pakviesti 2 naujas šeimininkės, taip ir užrašykite. Kai šeimininkė rinks užsakymo papildymą iš savo bendradarbių ar tų žmonių, kurie negalėjo dalyvauti vakarėlyje, ji matys, kiek jai dar trūksta iki siekiamo tikslo. Dabar mums reikia suplanuoti prekių pristatymo datą. Taigi, vakarėlis bus 29 dieną, ar gerai, jei prekes pristatysime 9 dieną, šeštadienį po pietų? Puiku. Gerai, tada aš tau čia užrašysiu. Užrašykite prekių pristatymo datą. Prekės turėtų būti pristatytos maždaug per 10-14 dienų nuo vakarėlio datos. Šeimininkai svarbu žinoti tikslę datą, kad jie galėtų surinkti pinigus iš savo svečių už prekes. Informuokite savo svečius, kada jie gaus prekes, kad jie susimokėtų laiku. Sugalvokite vakarėlio temą ar stilių, kuris tiktų visiems svečiams. Raskite tokią temą, kuri atitiktų jų gyvenimo stilių ir kuri jiems būtų įdomi. Ofiso darbuotojų grupeliai tikriausiai patiktų kokteilių vakarėlis penktadienio vakare, kad jie galėtų atsipalaiduoti po darbo. Vaikus auginančioms mamoms tikriausiai labiau patiktų Tupperware demonstracija dieną, kai jų vaikų yra darželyje. Gal jas domintų kepimo vakarėlis. Nors gali būti, kad jos irgi pageidautų kokteilių vakarėlio. Taigi, kaip jau sakiau, pabandykite rasti kiekvienos grupės poreikius atitinkančią temą. Kris, papasako ką nors apie savo draugus. Jie labai užimti žmonės, jie dirba mieste ir dažnai valgo kavinėse. Bet man atrodo, kad jie vis labiau pradeda domėtis maisto gaminimu namuose. Atrodo, kad dabar ateina tokia mada. Aš turiu keletą nuostabių kepimo vakarėlio temų, kur bus naudojami chef puodai. Manau, jiems turėtų būti labai įdomu. Puiku, man tikrai patiko pastarasis vakarėlis. Mes svečius galime informuoti, kad bus kepimo vakarėlis. Net neabejoju, kad jie tuo apsidžiaugs. Šiuo momentu jums labai padėtų Tupperware receptų kortelės. Gal šeimininkė norės gaminti 2 greitai paruošiamus patiekalus arba pagaminti vieną lengvą užkandį. Priminkite, kad kortelių pranašumas yra tai, kad jas galima rinkti. Ne tik šeimininkė, bet ir jos svečiai galės gauti po vieną recepto kortelę. Gal jiems patiktų vakarėlis lauke arba piknikas, o gal tema galėtų būti aukcionas ar žaidimų vakarėlis. Galimybių yra labai daug. Viskas priklausys tik nuo jūsų fantazijos. Kris, kaip matai, receptų yra tikrai labai daug. Man atrodo, kad šitą galėtume panaudoti. Desertas tikrai labai tiktų. Žinote, man labai patiko tie kokteiliai, kuriuos jūs darėte. Žinau, aš turiu braškių kokteilio receptą. Jis tikrai nuostabus. Mes galėtume padaryti kokteilį, o svečiai galėtų jo mėgautis, kol mes gaminsim kitus patiekalus. Puiku. Dabar pakalbėkime apie ingredientus. Mes nesinešame maisto produktų į vakarėlį. Taigi, jei neprieštarautum pasirūpinti jais, aš tau sudarysiu sąrašą visko, ko gali reikėti gaminant. Kai nusprendėte, ką jūs gaminsite, informuokite šeimininkę, kokių ingredientų reikės ir kad ji pasirūpintų jais prieš vakarėlį. Užrašykite juos ant vakarėlio planavimo lankstinuko. Aiškiai nurodykite, jei reikalingi kokios nors specialios rūšies ar kokybės gaminiai. Pavyzdžiui, ar bus reikalingas pieniškas šokoladas ar šokolado drožlės. Su savimi jūs galite pasiimti neįprastus ingredientus, pavyzdžiui, egzotiškus prieskonius, bet niekada neimkite greitai gendančių produktų į vakarėlį. Šeimininkė privalo jais pasirūpinti. Dėl sveikatos sumetimų draudžiama neštis baltyminius produktus, tokius kaip sūrį ir mėsos gaminius. Informuokite šeimininkę, jei norite, kad jie iš anksto ką nors paruoš. Pasidomėkite jos virtuve. Jei jūs ruošitės gaminti mikrobangų krosnelėje ar orkaitėje, įsitikinkite, kad jų namuose apskritai yra toks daiktas. Būtų nelengva, jei paaiškėtų, kad jo nėra. Pagalvokite apie mikrobangės galingumą ir patiekalo gaminimo laiką. Taip pat pasidomėkite, pavyzdžiui, ar šeimininkė turi virtuvinį kombainą, jeigu jo jums gali prireikti. Pasidomėkite virtuvės planu. Įsitikinkite, kad virtuvėje užteks vietos visiems svečiams. Jūs galite pravesti visą vakarėlį virtuvėje arba pusę vakarėlių virtuvėje, o kitą pusę svetainėje. Mano virtuvė labai panaši.